Sveiki, šiame video aš jums parodysiu, kaip reikia pašalinti triukšmą iš savo audio failo. Taigi, jeigu namuose įrašinėte audio ir neturite tam pritaikytų patalpų, dažniausiai jūsų video turės daug aido ir kitokio kambario triukšmo, tarkime kompiuterio, ventiliatoriaus ūžimo ir panašiai. Šiuos triukšmus gan lengva pašalinti su Audacity programa. Šią programą galite parsisiųsti iš štai šio tinklapio ir jinai yra visiškai nemokama. Taigi keliaujame į Audacity ir pažiūrėkime, kaip reikia pašalinti triukšmą. Aš jau turiu įsirašęs mažą audio failiuką su triukšmu. Pažiūrėkime, kaip jisai skamba. Testinis garso failas, iš kurio bus pašalintas triukšmas. Matome, kad girdisi gan garsus kompiuterio ūžimas ir ką mums reikia padaryti, norint jį pašalinti, tai pirmas žingsnis yra pasirinkti keletą sekundžių triukšmo. Taigi paklausykime, pasirinkau porą sekundžių tylos arba kitaip sakant triukšmo. Pažiūrėkime, kaip tai skamba. Taip, tai visą šį triukšmą mes norime pašalinti. Paliekame jį parinktą, tada einame į Effect ir Noise Removal. Ir čia mums reikia spausti Get Noise Profile. Dabar jau turime savo triukšmo profilį, arba tiksliau garsą, kurį mes norime pašalinti iš mūsų audio. Tada pasirenkame visą audio, paspaudžiame Ctrl A, einame vėl į Effects, Noise Removal. Ir dabar mums reikia pašalinti triukšmą. Taigi antras žingsnis. Mes turime 4 sliderius, kuriuos galime keisti. Ir nuo šių sliderių pozicijos priklausys, kiek daug ir kokio triukšmo bus pašalinta. Standartiniai nustatymai yra štai tokie. 24, 0, 150 ir 15. Ir dabar galime spausti Preview ir pažiūrėti, kaip skamba mūsų audio su standartiniais triukšmo pašalinimo nustatymais. Taigi spaudžiame Preview. Testinis garso failas, iš kurio bus pašalintas triukšmas. Taigi matome, triukšmas buvo pašalintas. Šių sliderių nustatymai priklausys nuo jūsų audio, koksai triukšmas yra jūsų audio faile. Taigi, ką jie reiškia, galite pasiskaityti štai čia. Dažniausia audio pašalinimui užtenka standartinių nustatymų 24, 0, 150 ir 15. Isolate reiškia, kad jūsų triukšmas bus izoliuotas. Mes galime paklausyti, kas bus pašalinta iš mūsų failų. Taigi spaudžiame Preview. Testinis garso failas, iš kurio bus pašalintas triukšmas. Taigi mes girdėjome šiek tiek balso ir daug ūžimo. Ir visas šitas, ką mes girdėjome, bus pašalinta. Kas turėtų palikti tik tai, manau, balsą be jokio triukšmo. Taigi, kai mes esame patenkinti, kiek triukšmo bus pašalinta iš mūsų failo. Testinis garso failas, iš kurio bus pašalintas triukšmas. Gali tekti šiek tiek pasižaisti su šiais slideriais, kol gausime norimą rezultatą. Testinis garso failas, iš kurio bus pašalintas triukšmas. Šį kartą viskas skamba daugmaž normaliai, tiesiog spaudžiame OK ir matome, kad triukšmas buvo pašalintas. Paklausykime, kaip dabar viskas skambės. Testinis garso failas, iš kurio bus pašalintas triukšmas. Triukšmas buvo pašalintas ir dabar galime šį audio failą išsisaugoti ir importuoti į savo video ar bet kur jūs jį norite naudoti. Šiai pamokėliai tiek. Jeigu patiko, paspauskite like. Jeigu norite gauti naujausias pamokas, paspauskite subscribe ir iki.